turbūt Roberto man pristatyti nereikia. Dar šiandieną pas mus yra Urgo atstovė, vadovė, Monika Bombik, kuri irgi nori jums pasakyti porą žodžių. Tai gal, Monika, do you want to? I would like to welcome you on behalf also Urgo Aesthetics. I'm sorry I don't speak Lithuanian, but I'm trying to, I was trying actually in the morning, but I'm very happy that you've come here. Welcome to the world of Restim. This is our very unique baby that we've created with very close cooperation of Dr. Chmielewski, who is actually the father of the brand and the whole communication and the whole studies that you will see. It's actually Dr. Chmielewski, and always when I present the brand, it's always Dr. Chmielewski. So I will not take the time. I'm wishing you all the best and have a good time with us sharing Restim range. Thank you. Gero mums laiko visiems. Tikiuosi, labą dieną dar kartą visiems. Aš jau jokios ir vėliausiai atvažiavau. Bet šiandien iš tikrųjų, thank you Monica for nice introduction and that you named me as a godfather of Restim, it's true. Taip, iš tikrųjų prie Restim biški prisidėjau, čia biški mano vaikas su visa komunikacija, o ypač su moksliniais tyrimais apie Restim. Ir šiandien apie šitą biškį pakalbėsim. Vėl bus truputį labiau scientific, bet pasistengsiu vėl išaiškinti jums labai paprastai, labai suprastinai. Kodėl tai yra apie Restim kalbam, kad čia yra anti-age terapijų ateitis. Čia principė game changer anti-age medicinoj ir kas svarbiausia, kad klinikiniai tyrimai parodo, kad Restim sumažina glikaciją audiniuose. Sumažina glikaciją, tuo pačiu sumažina chroninį uždegiminį procesą, tuo pačiu sumažina oksidacinį stresą, bet ne tik tais kaip gydo, bet irgi kaip profilaktika. O glikacija ir oksidacinis stresas ir chroninis uždegimas, kaip mes žinom, tai yra tas pirminis blogis, nuo kurio prasideda visos ligos, nuo kurio prasideda pagreitintas senėjimas. Už tai, kaip sakoma, su Restimu mes pradedam fokusuojamės į tą patį pirminį blogį, kad ir profilaktiškai, ir gydant, kad kontroliuot glikaciją. Kas tai yra glikacija? Glikacija tai yra, kada cukraus metabolizmas sutrinka audiniuose arba per daug cukraus. Cukrus jungiasi su baltymais ir daveda iki jų destrukcijos. Tas pas su baltymais, su proteinais, su amino rūgštim, su riebalinėm rūgštim. Gaunasi taip vadinami AGEs, Advanced Glycation End Products, nuo kurių prasideda chroninis uždegimas, nuo kurių prasideda oksidacinis stresas, todėl kad sujungimas cukraus su proteinais duoda glikaciją, duoda Advanced Glycation End Products ir prasideda oksidacinis stresas, prasideda pagreitintas senėjimo procesas. Kas irgi labai svarbu, irgi kad atsimint, kad nuclear factor KPB, dermatologai žino, ką tai reiškia. Nuclear factor KPB, jo dereguliacija, jo per didelė stimulacija irgi daveda iki sutrikimo
savo reguliaciniai sistemoje, nes mūsų imunologinė sistema pati reguliuoja ir kiekvienas organizmas irgi savo didelius pagrindus išsigydyti iki tam tikro laiko, bet reikalinga yra erdvė, kad tas metabolinė lygsvara nebūtų sutrikus. Ir nuclear factor KPB, kaip kartas kiekvienai ląsteliai, kontroliuoja tą laisvų radikalų kaupimąsi ekstraceliuliariniam matrikse ir kontroliuoja irgi uždegiminius procesus. Tuo labiau irgi reguliuoja proinflamatorinių citokinų sekreciją ląstelėse. Ir praktiškai, kada AGES, Advanced Glycation End Products, daveda iki reguliacinio sutrikimo nuclear factor KPB, prasideda visa lavina destrukcinių procesų. Iki sutrikimo ir glikacija ne tik tais vidiniai faktoriai turi didelę esmę, kaip ligos, ypač cukraligė, diabetas, bet irgi išoriniai faktoriai, kaip ultrafioletinis spinduliavimas, kaip irgi bloga dieta, bloga mūsų pacientų elgesys, ar bloga dieta irgi daveda iki padidėjimo glikacijos audiniuose, pakyla agesų kiekis ekstraceliuliariniame matrikse, sutrinka reguliacija ir prasideda jau visa destrukcinė sistema ekstraceliuliariniam matrikse. Kodėl kalbam apie ekstraceliuliarinį matriksą? Todėl, kad tai yra visų audinių pagrindas. Kolagenas, elastinas tai yra scaffolding, kaip pasakyti, karkasas. Ekstraceliuliarinio matrikso karkasas, bet svarbiausia šitam ekstraceliuliariniam matrikse yra ekstraceliuliarinio matrikso erdvė, gliukos aminoglikanų želis. Hialurono rūgštis sujungta su proteinais. Tai yra svarbiausias ekstraceliuliarinio matrikso erdvė, todėl kad šitoj erdvėj, kada jinai yra geram stovy, per ją plaukia visi signalai, čia yra irgi mechaninis buferis audinių stangrumas priklauso nuo ekstraceliuliarinio matrikso erdvės kokybės. Jeigu yra dehidratacija, tai tada nėra to praplaukimo. Arba vėlgi, jeigu yra fibrozinis procesas, chroniniam uždegime, visas karkasas kolageno elastininis ir jisai yra per daug stangrus, vėlgi audinių skystis neturi jėgos praplaukti per tą kaip sietą tokį per daug stangrų. Ir vėlgi prasideda kažkokie sutrikimai, negali atsivalyti ekstraceliuliarinis matriksas nuo metabolinių šiukšlių. Ir prasideda, užsidaro ratas, chroninis uždegimas, didina laisvų radikalų kiekį ekstraceliuliariniame matrikse, o aukštas oksidacinis stresas vėlgi pagilina mums chroninį uždegimą ir finališkai daeina iki proceso inflammaging, kuris pagreitina visą senėjimo procesą. Ir taip pat ekstraceliuliarinė erdvė irgi visą metabolinių medžiagų pakeitimas ar praplaukimas tarp ląstelės ir kraujagyslių irgi. Reikalinga erdvė.
kad tie metaboliniai visi, kad šiukšlės galėtų išplaukti, o deguonis ar irgi signalizatoriai kokie nors, ką mes nenaudotumėm irgi stimuliatoriai, dabar kalbam apie stimuliatorius, bet tas stimuliatorius irgi turi turėti kuo daplaukti iki tos ląstelės, kad ją prastimuliuoti. O jeigu ten bus uždaryta šiukšlėm, užkimšta visa ta erdvė bus metaboliniam šiukšlėm, vėlgi nedirbs šitas viskas. Ir fibroblastai irgi nedirbs normaliai, todėl kad jeigu jų erdvė yra užšiukšlinta pilnai metaboliniam šiukšlėm, fibroblastai irgi negali dirbti normaliai. O fibroblastai tai ne tik tais kolagenas ir elastinas. Fibroblastai irgi produkuoja mums hialurono rūgštį, mums produkuoja enzimus, irgi produkuoja growth faktorius ir irgi kontroliuoja ekstraceliuliarinės erdvės kokybę. Jiems irgi reikalingas, taip kaip mums visiems žmonėms irgi reikalingas šviežias oras, reikalingas švarus vanduo ir reikalinga švari erdvė. Tas pats ir čia. Ekstraceliuliarinė matrikse fibroblastai yra užkabinti ant kolageninio elastinio karkaso, ištempti. Ir jie tada priklausomai nuo erdvės stimuliuoja arba makrofagus, kad išvalyti šiukšlės metabolinės, arba kitas ląsteles. Ir tada šitoj erdvėj visi signalizatoriai ir egzosomai, ne egzosomai, growth faktoriai, jie turi kur praplaukti. O kada eina iki destrukcijos, fibroblastai, jie yra atsikabinę nuo sutrikusių kolagenų skaidulių, jie praranda savo jėgą, kad produkuot normalų kolageną. Ir mūsų užduotis yra atstatyti tą ekstraceliuliarinio matrikso erdvę. Pirmas dalykas – atstatyti tą erdvę, kad fibroblastai atgautų vėl savo jėgą, savo powerį, normaliai atstatinėti audinius. Ir mes galim tada priklausomai nuo audinių kokybės ar stadijos kokių sutrikimų arba revitalizuoti, atstatyti tik tais metabolinę lygsvarą, arba jau eit giliau, irgi atstatyti lygsvarą, bet irgi prastimuliuoti regeneraciją, bet vėlgi grįžtam į tą patį, kad regeneruoti kažką, tai iš pradžių reikia atstatyti erdvę, reikia atstatyti metabolinę lygsvarą, reikia atstatyti ekstraceliuliarinio matrikso funkciją. Taip? Arba jau biorekonstrukcija, kada mes turim iš tikrųjų labai blogoj kondicijoje odą ir ją jau reikia rekonstruoti. Bet vėlgi, kad rekonstruoti, mums reikalingi fibroblastai. Fibroblastai turi turėti erdvę, turi turėti vandenį, turi turėti švarų vandenį ir turi būti išvalyta iš metabolinių šiukšlių, tai oksidacinis stresas turi būti sumažintas ir chroninis uždegimas turi būti sumažintas. Nu ir dabar kaip tai padaryti? Klausimas. Iš kur iš vis pavadinimas Restim? Turite idėją kokią nors? Restim Your Skin. Restim Your Skin tai yra kaip čia pasakyti, su pagarba į odos funkciją. Odos pagarba. Mes gerbiam odos fiziologinį metabolizmą ir gerbiant odą mes atstatom jos gyvybinės funkcijas. Irgi Restim, esteem, self-esteem, tai yra gera savijauta odos ir taip ir gavosi praktiškai produkto pavadinimas. Bet svarbiausia, kad su šituo produktu mes dirbam atstatant odos fiziologiją.
iš pat pradžios, iš pagrindų mes atstatom. Ne tik tais stimuliatoriai, ne tik tais mes duodam, suplementuojam trūkumus kažkokius tai medžiaginius, bet mes iš pagrindų atstatom ekstraceliuliarinio matrikso erdvę, kurioje fibroblastai galės mums pradės dirbti. Praktiškai atstatom bazę visiems kitiems stimuliatoriams. Biškį priminsiu apie hialurono rūgštį. Visi žinom, kad hialurono rūgštis yra skirtingų molekuliarinių masių. Taip kaip sakėm, kad priklausomai nuo to, kurioje stadijoje regeneraciniai randasi audiniai, tokia molekuliarinė masė yra reikalinga, todėl kad jinai reguliuoja irgi skirtinga molekuliarinė masė hialurono rūgšties, reguliuoja irgi metabolinius procesus. Žemoji molekuliarinė masė dirba, stimuliuoja citokinus proinflamatorinius. Kai kada tai yra reikalinga. Todėl kad kaip mes gydom chroninę ligą? Kad išgydyt chroninę ligą, kuri eina ir mes nieko negalim padaryti. Mes ją reikia paaštrinti ar suūminti. Kaip pasakyti? Mes iš pradžių ją turim sužadinti ir pradėti gydyti kaip aštrią, kaip ūmią ligą. Tada mes ją išgydysim. Tas pats su chroniniu uždegimu ir chroniniu oksidaciniu stresu. Tai kad gaunasi uždaras lankas. Kad pralauž šitą uždarą lanką, mums reikalingas trumpas induktorius, citokinai proinflamatoriniai, bet tuo pačiu metu low molecular weight hyaluronic acid stimuliuoja irgi reaktyvaciją ir normalizaciją NFKB, nuclear factor KPB, apie kurį aš kalbėjau, kurio dereguliacija daveda iki sutrikimų visų savo reguliacinių procesų. O kas dar labai įdomu, kad stimuliuoja ląstelių proliferaciją ir stimuliuoja angiogenezę. Neoangiogenezė yra labai svarbi, kaip kartais senančiai odai, kada ten mikrocirkuliacija yra sutrikus. Reikia prastimuliuoti naujas kraujagyslės, ypač arteriolės, kad davės daugiau deguonies ir daugiau medžiagų nutrition. Maitinimo. Okay. Ir high molecular weight, aukštos molekuliarinės masės hialurono rūgštis, tai žinom, kad čia yra pirmas dalykas jau ekstraceliuliarinio matrikso ir erdvės pagrindinis ingredientas, čia yra mechaninis buforius, bet irgi su labai stipriu priešuždegiminiu ir antioksidaciniu veikimu. Apie aukštos molekuliarinės masės hialurono rūgštį tai žinom labai daug iš kitų produktų, irgi, apie kurias žinom. Bet kas irgi labai įdomu, kad, taip kaip sakiau, skirtinga molekuliarinė masė dirba priklausomai nuo to, kurioj stadijoj, kuriam etape regeneraciniam randasi audinys dabar. Ir mes praktiškai, naudojant Restim, padengiam visą diapazoną skirtingų molekuliarinių masių hialurono rūgštį mes duodam į odą. To, kad irgi skirtingos molekuliarinės masės irgi reguliuoja audinių hialuronidazę, kuri irgi daeina iki praranda imunologinė sistema praranda kontrolę ant audinių hialuronidazės. Ir jinai pradeda tą hialurono rūgštį paprasčiausiai naikinti
pilnai. O jos užduotis yra karpyti hialurono rūgšties lancūchai, grandinės į tokią molekuliarinę masę, kuri yra reikalinga šituo momentu, kad kontroliuot uždegiminį procesą arba stimuliuot fibroblastus. Sekantis ingredientas trechaliozė. Kas tai yra trechaliozė? Trechaliozė tai yra 2 gliukozės molekulės, irgi biški toks keistas. Čia iš vienos pusės kalbam apie glikaciją, apie paprastus cukrus, paprastas cukrus naikina baltymus, o čia kalbam apie 2 molekulės gliukozės. Ir čia gaunasi taip, kad trechaliozė, 2 gliukozės molekulių sujunginys, pasirodė yra labai stiprus antioksidantas. Kontroliuoja oksidacinį stresą, sumažina oksidacinį stresą, o kas yra svarbiausia dar, stimuliuoja autofagiją. Autofagija tai yra valymą ekstraceliuliarinės erdvės nuo zombi dalelių, mirusių ląstelių, praktiškai visų metabolinių šiukšlių. Stimuliuoja makrofagus, kad išvalyt ekstraceliuliarinę erdvę. Apart to, trechaliozė blokuoja mum glikaciją ir sumažina oksidacinį stresą. Apart to, indukuoja fibroblastus. Trechaliozė duoda jėgą fibroblastam vėl pradėti normaliai funkcionuoti. Todėl, kad trechaliozė irgi savo savybėse turi dar vieną labai svarbią savybę. Jinai stabilizuoja hialurono rūgštį ir apsaugo ją nuo hialuronidazės veikimo. Prailgina hialurono rūgšties pragyvenimą, nes normaliai hialurono rūgštis mūsų audiniuose, ekstraceliuliariniam matrikse, jinai gyvena, kažkur grandinės gyvena apie 24-48 valandas. Eina pastovus recyclingas. Už tai tas procesas yra labai svarbus, kad naudojant preparatus duot tokią hialurono rūgštį ties molekuliarinė masė, kuri yra reikalinga šitam etape odos kondicijai. Ir blokuoja irgi proinflamatorinius citokinus apie trechaliozę. Apart to irgi fotoprotekcija irgi sumažina laisvų radikalų kiekį ir sumažina ekspresiją metaloproteinazių, irgi prevencija prieš melanocitų neteisingą funkciją. Ir, kas svarbiausia, kontroliuoja visus glikacinius procesus. Kada sujungsim trechaliozę su hialurono rūgštim, trechaliozė stabilizuoja hialurono rūgštį ir kartu gaunasi ne 1+1=2. 1+1 gaunasi 3 arba netgi 4 šituo atveju. Toje, kad prailgina veikimą high molecular weight hyaluronic acid, aukštos molekuliarinės masės hialurono rūgštis, kuri pati yra stiprus antioksidantas, prieš uždegiminis, rehidratacinis agentas, plus trechaliozė, kuri irgi kontroliuoja glikaciją, kontroliuoja uždegiminį procesą ir stimuliuoja ląstelių proliferaciją. Ko daugiau reikia, kad atstatyt sutrikusią funkciją ekstraceliuliarinio matrikso. Praktiškai visa schema gaunasi šitoj schemui, tai apie ką kalbėjom dabar.
Trechaliozė stabilizuoja hialurono rūgštį, trechaliozė stimuliuoja autofagiją, išvalom visą erdvę iš metabolinių šiukšlių, nes sunkiausia yra prastimuliuoti autofagiją. Praktiškai dabar irgi šitose naujausiose irgi dietose yra kas? Kontroliuota pertrauka nuo valgymo, ne? Intermittent fasting. Kam to reikia? Tam, kad autofagiją prastimuliuoti. O čia gaunasi, mes jau šitoj vietoj stimuliuojam autofagiją su trechaliozė, sumažinam oksidacinį stresą, prastimuliuojam irgi neoangiogenezę, automatiškai kontroliuojam oksidacinį stresą, kontroliuojam glikaciją ir atstatom reguliacinę funkciją nuclear factor KPB. Ir irgi dermatologai žinot, kad nuclear factor KPB jisai labai didelę rolę visose dermatozėse irgi veikia patogenezai visų dermatozų. Na ir praktiškai dėjom iki po šitos mokslinės biškį dalies, daeinam iki preparatų. Bet man reikėjo jums išaiškinti, kad suprastumėt, ką galim padaryti su Restim pagalba. Pagrindinis produktas yra Restim X. Patentuota kombinacija dviejų skirtingų ne molekuliarinių masių, bet molekuliarinių masų diapazonai. Tai yra vėlgi naujiena. Čia nėra, kad sudėty turim tik vieną molekuliarinę masę, low molecular weight, žemą molekuliarinę masę ir vieną aukštą molekuliarinę masę, bet turim mažos molekuliarinės masės diapazoną nuo 200 iki 400 kilodaltonų, o aukštos molekuliarinės masės čia praktiškai mid-high, vidutinė, nuo 1,2–1,5 milijonai daltonų. Tai yra molekuliarinė masė, kuri yra fiziologinė plus aukštesnė. Jinai iš karto implementuojasi į ekstraceliularinį neomatrikso sudėtį, plus aukštesnė molekuliarinė masė pradeda kontroliuoti uždegiminį procesą. Dabar prisimenant tą, apie ką kalbėjom prieš tai, kad žema molekuliarinė masė mums duos tą indukciją proinflamatorinę labai trumpam, prastimuliuos neoangiogenezę, proliferaciją ląstelių, o mid-high molekuliarinė masė iš karto pradės kontroliuoti tą uždegiminį procesą ir praktiškai mes momentaliai matom normalizaciją tos lygsvaros metabolinės. Tai patvirtina, tai yra klinikiniais tyrimais, kada odos eksplantai buvo du tyrimai. Vienam atveju buvo paduotas Restim, paskui buvo stresorius ir matavom markerius oksidacinio streso ir glikacijos. Visuose eksplantuose iš karto po stresoriaus buvo mažiau, 70% mažiau glikacijos ir oksidacinio streso markerių negu kontroliniai grupiai. O buvo stresorius ir po stresoriaus buvo duotas Restim. Po Restim padavimo vėlgi 69% nukrito kiekis
markerių oksidacinio streso ir glikacijos. Čia kaip kartu su šito produktu darėm klinikinius tyrimus. Sekantis, Restim L, turim diapazoną nuo 1800 iki 2600. Vėlgi labai platus diapazonas aukštos molekuliarinės masės. Hialurono rūgštis. Čia jau toksai stabilizatorius gaunasi praktiškai. Po indukcijos, po kontrolės su X, su Restim L, mes kontinuojam gydymą jau prailgintą laiką. Kontroliuojam, tai kad aukštos molekuliarinės masės hialurono rūgštis, jinai irgi turi antiglikacinį veikimą dėl savo molekuliarinės masės. Ir Restim H tai yra praktiškai mid-high nuo 1000 iki 1500 milijonų daltonų. Tai yra fiziologinis plus biškį į aukštos molekuliarinės masės diapazoną pereinam. Tokia profilaktika arba tik tais palaikymui. Čia priklausomai nuo odos, tokia rehidratacija, revitalizacija praktiškai. Ir kada sujungsim visus produktus, tai mes gaunam pilną profilį, pilną diapazoną skirtingų molekuliarinių masių, kurios mums padengia praktiškai visą gydymo procesą oksidacinio streso ir chroninio uždegimo. Kombinuojant šituos produktus, mes galim priklausomai nuo paciento stovio, nuo odos kokybės, galim kombinuoti. Jie kompatibilūs ir veikia kartu. Už tai mes irgi proponuojam pradžiai, toks basic protokolai, kurie yra sudaryti, kad pradėti nuo Restim X, tada antroji procedūroje Restim H arba Restim L priklausomai nuo paciento odos tipo, nuo paciento amžiaus, kas darosi, problema kažkokia. Ir trečia procedūra jau čia gydytojas sprendžia, ko ten reikia. Ar vėl grįžtam prie X, ar kontinuojam tik tai su H, kad profilaktiškai veikti, ar duodam L, tai kad L irgi, Restim L ilgalaikių naudojimo, mes pastebėjom, kad atstato natūralų veido liftingą. Bet tai ne liftingą tokį, kokį gaunam su fileriais. Nes su fileriais mes atstatom strateginius ne taškus, o obšar. Area. Sritis. Strateginės sritis mes atstatom ir mes atstatom apimtį. Čia liftingą gaunam to, kad mes atstatom odos turgorą. Mes atstatom odos stangrumą. Mes atstatom odos hidrataciją ir jinai mum pati pasitempia. Mes neatstatinėjom volumetrijos, mes nekontroliuojam volumetrijos. Mes atstatom tik tais odos stangrumą. Aišku, jau tolesnėse terapijose mes galim panaudoti irgi kaniulinės sistemas, kad irgi gydyti poodinius sluoksnius. Tai kad fiziologija, audinių fiziologija yra ta pati visur. Ir odoj, ir poodiniuose riebaliniuose sluoksniuose, ir fascijose, ir ligamentuose. Ekstraceliuliarinis matriksas yra visur. Fiziologija yra ta pati visur. Ir sensta irgi visi audiniai. Taip kad fokusuojamas kol kas tik tais apie odą kalbam, bet ta pati fiziologija, ta pati analogija yra visur. Ir vėlgi šituose basic protokoluose, taip kaip sakiau,
Rekomenduojam intradermalinės injekcijas, kad atstatytų odos sveikatą ir odos kondiciją, bet irgi biškį viena naujiena bus injekciniai technikoje. Todėl, kad parodysiu jums šiandien irgi Restim X ir Restim L turi labai specifinę reologiją. Jie yra labai kohesyvūs, kaip klijai, tempiasi. Už tai irgi nenaudojam jų tokiom paviršutiniam mikropapuliniam technikom. Naudojam technikom RTDI, to jest Retrotracing Diagonal Injection Technique, kai mes atstatom, to parodysiu paskui, nes mikropapulės po X ir po L lieka gana ilgai odoj. Jie gana stabilūs audinių hialuronidazės veikimui. Ir vėlgi tas pats, kaip sakau, Restim X pradedam nuo Restim X, priklausomai nuo to, koks pacientas, arba naudojam mikrodepozitinę injekcinę techniką, arba techniką Restim Aging Points, Restim H ir L. Restim H galim naudoti visom technikom. Ir mikroinjekcinėm, mikropapuliniam, ir paviršutiniškai, ir giliai, bet Restim L ir Restim X naudojam į vidutinį odos sluoksnį arba į gilų odos sluoksnį. Aišku, galim naudoti irgi kaniulėm į poodinius sluoksnius. Nėra problemų, tada jau visai kitos technikos naudojamos. Biškiai apie šitas linijas to irgi pakalbėsiu, bet pirmiausia vėlgi apie protokolus. Mikroinjekcinė technika, taip kaip sakiau, paviršutinis odos sluoksnis arba gilus odos sluoksnis, arba RTDI, diagonaliniai 45 laipsniai, linijiniai depozitai. Ką jie duoda? Jie duoda mums iš karto odos pastorėjimą mechaninį iš vienos pusės, iš kitos pusės atstatom ekstraceliuliarinio matrikso ir ekstraceliuliarinės erdvės kondiciją iš karto. Tokiom technikom mes veikiam per visą odos storį atstatant. Ir tada galim irgi kas centimetrą, kas pusę centimetro duotas diagonalinės injekcijas, o jeigu reikia, turim, pavyzdžiui, sagging phase, vyresnį pacientą turim, tada galim dar papildomai jam padaryti tokį vektorinį kontūravimą odos. Tada irgi kaktą, čia parodysiu iš karto. Čia kaip kartą šitą RTDI, Retrotracing Diagonal, kad paliekam, tik tais ištraukiant, paliekam linijinius depozitus, tris linijos ant zygomatic arch, irgi periauricular zone ir mandibular line. Ir taip pat irgi galim papildomai, gerai, čia nesigaus man pagreitinti, atsiprašau. Tiek to, parodysiu ant gyvo šiandien. Dekolte tas pats, irgi kaklas. Ir kas tai per linijos? Kodėl tos linijos išrašytos? Langerio linijos. Čia yra odos įtempimo linijos. Plastikos chirurgai tai žino, kad čia yra linijos, kur darom pjūvius,
kad būtų mažiausias randas. Bet irgi įtempimo linijos tai yra kolageno skaidulių išdėliojimas aplamai odoj įtempimą. Taip pat kaip irgi strečinėse medžiagose. Į vieną pusę tempiasi, o į kitą pusę nesitempia. Oda irgi turi tokią pačią struktūrą, kad į vieną pusę labiau tempiasi, į kitą ne. Langerio linijos irgi, kaip matot, čia yra irgi raukšlių linijos. Raukšlė nesitempia išilgai raukšlės. Raukšlė tempiasi įstrižai, taip? Ne. Kaip? Skersai tempiasi. Ir dabar vėl Blaško linijos. Čia yra embrionalinės linijos ir linijos ląstelių migracija ir audinių skysčių migracijos linijos. Todėl, kad ekstraceliuliarinis matriksas tai yra intersticijus. Čia yra didžiausia erdvė audinių skysčių magistralė. Apart limfatinės sistemos. Ne tik limfatinėje sistemoje plaukia skysčiai audinių, bet kaip kartas intersticialinė erdvė, šita ekstraceliuliarinė erdvė, tai yra didžiausia erdvė, kur tissue fluid flow, atsiprašau, audinių skysčių pratekėjimo erdvė didžiausia. Ir Blaško linijos mums rodo kaip kartas, kur į kurią pusę tie skysčiai plaukia. Nuo burnos kampelių eina žemyn ir aukštyn. Nuo smilkinio eina aukštyn ir į šonus. Jos maždaug pasidengia su Langerio linijom ir pasidengia irgi su linijom, kurias mes naudojam veido drenažui. Kodėl mes veidą masažuojam, drenuojam? Tam, kad kaip kartas, kažkur analogiją matot dabar, kame reikalas, kaip drenuojam. Drenuojam iš čia į čia, iš čia į čia, iš čia į čia drenuojam čia, ane? Čia ne šiaip sugalvota, čia yra biodinamika. Čia yra veido biodinamika. Vėlgi, veido įtempimas, ane? Šitaip tamposi gerai, bet šitaip jau ne. Išsitempia pats. Nėra elastingumo. Ir kada mes dabar grįžtam prie tų linijų? Kada mes duodam krotelę, mes iš vienos pusės stangrinam tą stangrumą, nes pastorėjo oda ir liftinguojasi, ir tuo pačiu pagerinam elastingumą. O su Blaško linijom padedam drenažą. Dabar viskas pradeda jau dėliotis, ane? Dar viena technika, Restin L, taip vadinami aging points arba aging resting points. Į gilų odos sluoksnį duodam mažus depozitus. Vėlgi, kodėl jie irgi čia išdėlioti? Smilkininis, čia gaunasi praktiškai tokie limfatiniai arba audinių skysčių šuliniai distribucijos.
Iš šito punkto mums difunduoja į visą smilkinio regioną, nazolabialinis kampas, visą regioną nazolabialinį, zygomatic linija mums difunduos į visą midface, strateginė zona periaurikuliarinė, strateginė zona irgi mandibular angle ir po burnos kampeliu irgi čia ant marionetinės linijos. Priklausomai nuo irgi paciento biudžeto arba paciento odos kokybės galim naudoti 1 arba 2 ml ant pusė veido. Produktas yra 2 ml švirkšte, Restim L, ir mes praktiškai difunduojam. Ta pačią techniką galima panaudoti irgi su Restim X. Taip pat. Gaunam efektą labai įdomų, to, kad irgi principė, duosim po 0,1 ml į tašką, atrodo, ką tai duoda. Bet klinikiniuose tyrimuose pasirodė, kad tai iš tikrųjų mums duoda labai įdomius efektus natūralaus veido liftingo. Be filerių, be kitų, nes mes atstatom tą natūralų odos tangrumą ir tai yra matoma labai greitai. Rekomenduojam irgi 3 sesijas kas mėnesį. To, kad taip kaip visada, kad atstatyt metabolizmo neužtenka vienos procedūros. Mes reikia palaikyti. Kodėl kas mėnesį? To, kad vėlgi, Restim dėl savo reologijos X ir L laikosi audiniuose labai ilgai. Praktiškai po 3 procedūrų irgi darėm tyrimus, ant kiek tas depozitas yra matomas, kurį davėm po odą, jisai yra matomas iki, kažkas tai man čia, baterija turbūt, bet ne, gerai viskas. Matomas yra po 3 procedūrų po 8 savaičių. Didelis depozitas, jisai labai pamažu, čia nėra fileris, ne cross-linked. Kas čia yra dar įdomaus apie šitą? Tai kad personalizuot galim irgi ir naudojam 30G adata yra labiausiai rekomenduojama, to kad 32 gana sunkiai gali eiti per ją, nes preparatas yra labai kohesyvus. Jisai nėra kietas, bet jis kohesyvus labai. Ir gaunasi ką? Gaunam liftingo efektą, natūralų ir, kas svarbiausia, ilgalaikį atstatom metabolinę lygsvarą odos fiziologijos ir ekstraceliuliarinio matrikso. Ir kas svarbiausia yra, kad dabar jau, kai mums susidėliojo šitie visi kubikai į vietą, gaunasi, kad mes darom bazę, pamatus visiems kitiems stimuliatoriams. Nes prieš tai, kaip stimuliuot, mes turim atstatyti fibroblastų jėgą, duoti jiem galimybę, kad jie galėtų kažką tai regeneruoti, rekonstruoti ir tada tik tais galim stimuliuoti. O po stimulacijos vėl perimt kontrolę, kad nedavaryt odos į chroninį uždegimą ir nepagreitint senėjimo proceso. Pacientų benefitai, tai profilaktika anti-aging, regeneracija ir atjauninimo procedūros, bet kas vėlgi labai įdomu. Grįžtam prie odos ligų, prie dermatozių. Restim X su savo savybėm kontrolės NFKB, nuclear factor KPB ir kontrolė uždegiminių procesų gydo akne su akne
komplikacijom. Kada pradedam kontroliuoti uždegiminį procesą, tai parodysiu šitą pacientą, irgi klinikinius tyrimus darėm, labai įdomu, kad susimažina simptomai po akne. Labai gražiai pradeda bręst randai po aknės. Yra mažesnė fibrozė negu be. Tai, kad mes atstatom visą erdvę ekstraceliuliarinėm matrikse. Čia yra pacientė po 3 procedūrų po Restim-L, aging points. Odos kokybės pagerėjimas, pirmas dalykas. Čia yra tie anti-aging taškai buvo daryti čia. Matosi, kad natūralus liftingas atsirado čia. Ačiū, Gėda. Sekanti pacientė, čia buvo kontrolė, čia buvo terapija Restim XL ir X, 3 procedūros. Irgi matom odos pagerėjimą ir natūralus odos pasitempimas. Bet kas svarbiausia, labai po poros dienų pacientai patys sako, kad odos kokybė pagerėja. Oda jaučiasi tokia, kaip silikonų padengta būtų. Čia vėlgi volumetrinis efektas yra tik tais po 3 procedūrų su Restim X. Full face mikroinjekcinis buvo. Restim-L aging point. Nu ir čia akne po 3 procedūrų su Restim X. Be lazerio, be pilingų. Tik tais injekcijos į randus. O jeigu dar dadėt prie šito laserį, jeigu dar prie šito dadėt retibūsterio terapiją arba smart DNA su retibūsteriu, tai tada efektas bus dar geresnis. Sekant irgi čia Restim-L. Pagerėjimas visas veido ovalas pagerėjo, bet kas svarbiausia, visi pacientai sako, kad pasikeitė odos kokybė. O tai yra svarbiausia. Dar vienas klinikinis tyrimas, dabar sekantis irgi yra jau baigtas. Čia yra palyginimas profilių su Restim X. Nes bus irgi palyginimai. Profilių turi 2 molekuliarinės masės. Restim turi 2 diapazonus skirtingų molekuliarinių masių. Tai yra irgi labai svarbus skirtumas. Ir dar wound healing. Buvo žaizda ir po 24 valandų, kaip žaizdos kraštai susiartina po Restim X ir po profilio. Restim X greičiau gydo randus, žaizdas, negu profilio. Pirmas dalykas trechaliozė, pagreitina autofagiją ir ląstelių proliferaciją. Low molecular weight hyaluronic acid, čia mažos molekuliarinės masės hialuronų rūgštis, stimulacija proangiogenetinė, stimulacija ląstelių proliferacija ir aukštos molekuliarinės masės hialurono rūgštis, kuri kontroliuoja oksidacinį stresą. Už tai mes turim tokį efektą. Čia irgi buvo toks eksperimentas, kaip ilgai matysim depozitą po odinės injekcijos. Tai čia Restim-L, čia yra po šitas depozitas, tai yra šitas depozitas mažas, tai čia gaunasi praktiškai kiek, kokį 50 procentų, gaunasi maždaug apimties, po 8 savaičių dar buvo matomas. Dar neišsivaikščiojo.
matomi efektai, kuriuos matom, odos drėkinimas, odos elastingumas ir irgi sumažėjimas raudonumo, kuperozės sumažėjimas, hiperpigmentacijų ir kas čia buvo dar? Red spots. Kodėl kuperozė sumažėjo? Nes kaip žinom, irgi kuperozė tai yra subepidermalinis kraujagyslių tinklas, kada subdermalinis tinklas yra sutrikęs dėl kažkokių tai priežasčių, ar chroniškas uždegimas, ar fibrozė per didelė, užblokuotas kraujo apytaka subdermaliniam sluoksnį, tada organizmas daro kolateralės, kad kažkaip tai savo išgyvent. Už tai pasirodo raudonumai. Kada atstatom kraujo apytaką, optimalią kraujo apytaką subdermalinę, fiziologinę, kada atstatom metabolizmą odos pačioj dermo ekstraceliuliarinės erdvės ir ekstraceliuliarinio matrikso, jau tas kolateralinis tinklas yra nereikalingas, už tai jisai gęsta. Čia visos firmos rodo šitą, bet iš tikrųjų taip yra. Kai pabandysi, taigi dar gal didesnis procentas gausis jums. Ir taip iš tikrųjų sumarais, ką. Skirtingos molekuliarinės masės diapazonai kartu su trechaloza kontroliuoja glikaciją, kontroliuoja chroninį uždegimą, kontroliuoja oksidacinį stresą. Taip iš tikrųjų tuos pagrindinius pirminius blogius, nuo kurių prasideda odos ligos, nuo kurių prasideda senėjimo procesas, mes galim tai kontroliuoti. Mes atstatom optimalinį erdvę fibroblastų gyvybei, atstatom jų jėgą, kad jie galėtų fiziologiniu keliu mums atstatyti audinių gerą stovį, sveiką. Ir viskas, praktiškai. Biškai atsiprašau už balsą mano, bet toks sezonas. Ar yra klausimai? O kada kartoti tą kursą? Kursą galim kartoti priklausomai nuo odos kokybės. Arba po pusę metų pakartojam kursą, arba netgi po metų pakartojam kursą, o tarp tų mesgi turim dar papildomus produktus, mesgi turim dar NCTF, mesgi turim irgi Smart DNA, mes turim reti boosteriai, irgi yra laseriai, yra radiofrekvencija mikroadatinė. Bet kas svarbiausia, Restim duoda jums tuos pamatus, kad jūs galite pradėti kontroliuoti glikaciją ir oksidacinį stresą odos. Tada jūs galite stimuliuoti. Galite naudoti hidroksiapatitą, galite naudoti kitus stimuliatorius. NCTF irgi labai gerai, nes NCTF duoda aminorūgštis, duoda irgi vitaminus, antioksidantus papildomai. Statybinės medžiagas davežat į statybą praktiškai. Čia yra viskas kompatibilu, bet svarbiausia, kad pradėti gydyti nuo pamatų. Nešpachliuot tik tais paviršutinius kažkokiu tai sutrūkimus, bet kad pradėti kapitalinį remontą nuo pagrindų. Ir tada bus visai kitas efektas. Čia yra tas unikalumas Restimo, tai kad mes dirbam nuo pagrindų. Prieš aparatinės procedūras, Kaip? prieš aparatinės procedūras
Prieš aparatinės procedūras irgi labai gerai priklausomai, kiek ten laiko turim, galim iš karto duoti. Tada naudojam priklausomai kokios aparatinės procedūros. Taip? Jeigu laseris ar RFS mikroadatinis, aš tada duodu po odą. Po. Kaniulį. Prieš. Iš karto prieš ir važiuoja. Nu, tie, kas žino mane, žinot mano kaniulinės technikas. Jeigu naudojat Smart DNA arba retiboosterį, irgi galima tai panaudot kartu. O ypač su Smart DNA padaryti sandwich, antioksidacinis peelingas, irgi mikroinjekcinė technika, plus irgi antioksidacinis kokteilis ant viršaus, pacientas praktiškai išeina patenkintas, laimingas. Tik tais vienas dalykas, atsiminkit vieną dalyką, tik tais, kad Restim X ir L mikroinjekcinės mikropapulės ant labai plonos odos laikysis biškį ilgiau. 3-4 dienos. Jeigu padarysit po akim, X-ą, pavyzdžiui, mikropapulėm, savaitę, efektas bus super. Jeigu pacientas gali vaikščioti su papulėm per savaitę, nėra problemos. Efektas bus labai geras. Nes mes, kai pradėjom dirbti, bandėm visus, nes praktiškai, ką čia, hialurono rūgštis, padarėm su nanosoftu. 8 ar 9 dienas laikėsi. Finalinis efektas buvo super. Labai geras. Jeigu pacientas gali sau leisti, kodėl ne? Dar kokie nors klausimai? Nėra klausimų. Kokios patologijos, kai negalime? Kaip? Kada negalime, nedarom intradermalinių injekcijų, kada turim pūlingą procesą. Tai savaime aišku, tada arba gesinam iš pradžių pūlingus procesus, arba duodam po odą kombinaciją su PRP, kad užgesint. Taip? Vėlgi, su kuo galit irgi naudot? Galit maišyti su PRP, galit maišyti su NCTF, galit irgi kombinuoti. Čia, aišku, jau tokie labiau advanced procedūros, bet, kaip sakoma, žinau jūsų galimybės, bet svarbiausia, kad tai duoda iš tikrųjų labai greitus efektus ir pacientai mato tą efektą labai greitai. Sekančia už 2 dienų pacientai mato tą odos pašviesėjimą ir geresnę kondiciją ir rehidrataciją. Už tai buvo iš pradžių tas įvedimas buvo biškį toks labiau komplikuotas, bet tam, kad išaiškint, kur yra vieta ir ką tai mums duoda. Tai yra svarbiausia. Kad irgi skirtingos molekuliarinės masės hialurono rūgštis, tie diapazonai skirtingų hialurono molekuliarinių masių, tai yra raktas, kad gaut labai gerą efektą. To, kad mes padedam odai, duodam tą, ko į šitam etape reikia. Nu ką, nėra daugiau klausimų? Kaip? Kakle priklausomai nuo technikos. Vėlgi, stenkitės nedaryti tokių mikropapulinės technikos, ypač ant kaklo, jeigu yra raukšlės Veneros lankai, ta technika RTDI, retrotracing diagonal, jinai iš karto mums praplėšia raukšlę ir praktiškai mes gaunam raukšlės korekciją.
iš karto. Padidinam apimtį, tada nesijaučia praktiškai papulų. Tas pas ant kaktos. Gilias raukšlės irgi ne papulinė tokia klasikinė technika darom, tada nes gausim katės galvas, taip? O kada retrotracing tą techniką padarysim, mes pakeliam visą, praplešiam praktiškai visą raukšlę ir nesijaučia netgi praktiškai gaunasi iš karto korekcija raukšlės. Galim, jeigu turim bardzo gilias raukšlės, galim duoti irgi išilgai linijiniais intradermaliniais depozitais galim duoti, nėra problemų. Taip pat ir dekolte. Galima, sakau, su kaniule į poodinį sluoksnį daugiau produkto tik tais reikia. O kaip dėl rankų? Tas pats. Nėra klausimų galbūt. Rūta, ar kas nors kalbėjo apie NFKB kažkur? Čia jau taip per daug giliai, ne? Grįšiu gal irgi prie šitų. Palauk biškį, palauk brangioji, aš grįšiu. Jeigu kažkas tai, palauk. Jeigu jūs iš tikrųjų sudomino šitą tematiką, šita publikacija jau yra gruodžio mėnesį, manau, o čia bus sekanti dabar. Šitoj pirmoje, kaip kartas išaiškintas, šitas visas mechanizmas, kaip tai veikia ir kodėl tai veikia. Taip, kad tą, ką šiandien tai yra iš tikrųjų klinikiniais tyrimais pagrįsta viskas. Praktiškai, kas yra svarbiausia, už tai restim, tai kad, taip kaip sakiau, restim tai yra odos fiziologijos respektas. Tai yra svarbiausia. Kad nekenkt, tik tais padėt atstatyti odos fiziologiją. Tada oda bus sveika. O kaip žinot, oda tai mūsų yra pats svarbiausias organas. Nuo odos sveikatos priklauso mūsų sveikata, nes čia yra didžiausia imunologinė fabrika. Čia ne tik tais mūsų apdangalas, bet tai yra didžiausias mūsų organas, kuris mus saugo nuo visko. Ir reikia ją gerbti, o ne mūčinti. Ačiū labai.